Į vieną įmonę sujungus rytų ir vakarų skirstomosius tinklus skaičiuojama, kad bus sutaupyti milijonai ir geriau aptarnaujami vartotojai. Aurelijos Vernickaitės reportažas. Jau baigiami keisti senieji skirstomųjų tinklų pavadinimai. Teigiama, kad sujungus prieš 10 metų išskaidytus skirstomosius tinklus, vien šiemet bus sutaupyti 25 milijonai litų, o tai esą leido nedidinti elektros kainos gyventojams šiemet, kas bus kitąmet neaišku. Kiek kitais metais keisis galutinė vartotojo kaina priklausys nuo įvairių faktorių, bet skirstimo išlaidų dalis dabar sudaro apie 1/5 visame galutiniai kainai ir tikrai neturi didėti. Teigiama, kad įmonės vienas iš svarbiausių tikslų palengvinti ir sutrumpinti naujų vartotojų prijungimą prie elektros tinklų. Mes ir norėsime peržiūrėti ir ieškoti galimybių, kur tas reglamentuotus laikus galbūt šiek tiek sutrumpinti ir kur galima praktiškai efektyvinti projektavimo, darbų pirkimų vykdymo ir pačių darbų atlikimo procesus. Sujungus skirstomosius tinklus atleista apie 15% darbuotojų. Lesto vadovams iškeltas tikslas didinti įmonės turto vertę, kuri dabar viršė 5 milijardus litų. Tvirtinama, kad kol kas nėra planų privatizuoti įmonę. Aurelija Vernickaitė, Marius Jokubavičius, Remigijus Pakėnas, LNK žinios. Sniegą kasantys privatininkai nespėja suktis, užgriuvusius užsakymus perleidžia konkurentams ir kelia kainas, praneša Violeta Juzonytė. Štai tokia technika sniegą valantiems privatininkams šią žiemą šios konkurencijos taisyklės negalioja. Nespėdami atlikti užsakymų, dalį jų perleidžia tuo pačiu užsiimantiems. Šiltuoju sezonu įvairių žemės darbus atliekančios įmonės pastarąjį mėnesį beveik paromis negesina technikos. Darbas naktimis tampa įprastas, kai kurie verslininkai nori įsigyti daugiau technikos, atsiranda pradedančių šį verslą. Šiemet dirbam per vieną mėnesį tiek, kiek per pernai visą žiemą pradirbam. Valanda sniego stumdymo pabrango 10 litų ir kainuoja 80. Daugiabučių gyventojai dėl kainos nesidera, nes esą miesto gatves tvarkančios bendrovės prisiprašyti neįmanoma. Patys sako, nusikasti sniego nebespėja. Tuos kalnus dabar nustumdys gražiai, va tas traktoriukas. O po kiek susirenkat pinigėlių? Šiaip nuo mašinos 10. Jei mes uždėlsim, mes paprasčiausiai pas mus spec autotransportas neprivažiuos, greitoji neprivažiuos. Padaugėjus siekiančių pasipelnyti iš sniego valymo, mokesčių inspekcija perspėja dėl nelegalios veiklos. Turi būti sudarę darbo sutartis su fiziniais ar juridiniais asmenimis, gali būti sudaryta vienkartinė paslaugos teikimo sutartis, ar atvykus į mokesčių inspekciją reikėtų registruoti individualią veiklą. Inspekcijos duomenimis ypač padaugėjo techniką turinčių ir sniegą kasančių ūkininkų. Jie žemės ūkio skyriuose turėtų papildyti veiklos sąrašą ir metų gale, kaip kiti, deklaruoti už sniego valymą gautas pajamas. Violeta Juzonytė, Gidijus Krikščiūnas, LNK žinios, Panevėžys.